Tai, kad įmonės turi tikslus ir strategijas, tapo įprastinė praktika Lietuvoje. Mes jau prie to įpratom, kad mes turime strategijas. Bet labai dažnai mes savo tikslų nepasiekėme tik todėl, kad matuojame ne tai, ko siekiame. Ir vienas iš matavimo sistemos tikslų yra suteikimas informacijos. Antras iš matavimo sistemos tikslų yra motyvuoti elgesį. Tam, kad pasiektume tikslus, mes turime motyvuoti teisingą elgesį. Matavimo sistema įtakoja darbuotojų elgesį. Vieni ar kiti turimi rodikliai įtakoja mūsų elgesį. Kaip pavyzdžiui, mes labai dažnai stebėmės, kad mūsų vadybininkai parduoda nepelningus produktus. Bet klausimas yra tame, ar mes juos motyvuojame pagal pardavimo pajamas, tai yra siekiame, kad jie parduotų kuo daugiau, ar siekiame, kad jie parduotų kuo labiau pelningus produktus. Ir yra labai svarbu, kad rodiklių būtų nei per mažai, nei per daug. Labai yra pakankamai optimalu yra organizacijoje turėti nuo 5 iki 7 rodiklių. Labai dažnai mes turime 20, 30, 50 rodiklių ir tuo didžiuojamės net nesuprasdami, ką su tais rodikliais daryti. Dar yra svarbu ir tai, kad kiekviena organizacija turėtų savo rodiklius, kurie tiktų jiems, nes kiekvienos organizacijos tikslai yra skiriasi vienos nuo kitos. Vadinasi, ir matavimo rodikliai turi skirtis. Tai yra organizacija turi surasti savo rodiklius, kurie padėtų siektis jų tikslų.